Labas vakaras, jūsų dėmesiui po Velykinio atostogų eterį sugrįžtantis Cafas. Nuo laidos pradžios žvilgsnis į paskutinės žalgiriečio šio sezono Eurolygos rungtynes. Eurolygos sezoną žalgiriečiai pabaigė pergalingai. Paskutinėse top 16 etapo rungtynėse Žano Puazos auklėtiniai savo žiūrovo akivaizdoje 90-81 įveikė Bambergo Brose Baskets ir sezoną baigė iškovoję 14 pergalių bei patyrė 10 pralaimėjimų. Tai geriausias rezultatas nuo 1999 metų. Nepaisant to, kad dvikova turnyriniai lenteliai įtakos neturėjo, abi ekipos rungtynės pradėjo kovingai nusteikusios. Mačo pradžią Casey Jacobsono tritaškiai neleido žalgiriečiams atitrūkti, tačiau įpusėjus pirmajam ketvirčiui Mindaugas Kuzminskas dėjimu inicijavo Žalgirio spurtą, po kurio kauniečiai šiek tiek atitolo nuo varžovų 18-12. Tiesa, aikštelėje pasirodęs Bosjanas Nachbaras taikliais metimais taip pat ištirpdė Žalgirio persvarą ir po pirmojo ketvirčio šeimininkai pirmavo minimaliu skirtumu 26-25. Antrojo ketvirčio pirmoje pusėje aikštėje ir toliau virė atkakli kova, o jam įpusėjus šviesantėje degė lygus rezultatas 34-34. Tačiau tada prabilo kauniečių tolimoji artilerija. Žalgiris pataikė 4 tritaškius iš eilės ir kiek atitrūko 46-38. Tiesa, besibaigiant pirmąjį mačo pusį vokiečiams pavyko priartėti iki 5 taškų. Nors trečiai ketvirtį sėkmingiau pradėjo kauniečiai, kurie netrukus įgijo 9 taškų pranašumą, tačiau Brose Baskets neketino nuleisti rankų ir po eilinio Casey Jacobsono tritaškio rezultatas vėl tapo lygus 54-54. Žalgirio taškų badą nutraukė 2 taškus su pražanga pataikęs Rimantas Kaukėnas. Tiksint paskutinėms kėlinio sekundėms, Vytenis Lipkevičius pataikė tritaškį iš aikštės kampo ir prieš lemiamą ketvirtį Žalgiris įgijo trapią persvarą 66-63. Lemiamą ketvirtį aikštės šeimininkai pradėjo su dviguba energija. Po galingo Kšištofo Lavrinovičiaus dėjimo Žalgiris įgijo dviženklę persvarą 77-66. Tiesa, netrukus sekusi abejotina pražanga ir techninė nuobauda kauniečių strategui Žanui Puazai atkūrė intrigą rungtynėse. Visgi solidžiai sužaidė mačo pabaigą ir taikliai metę baudas kauniečiai neleido Brose Baskets pagalvoti apie pergalę ir su gera nuotaika pabaigė šių metų pasirodymą Eurolygoje. Žiūrovai susirinka ir tu turi kovoti ir tu nesvarbu lemia ar nelėmė, vis tiek tu turi laimėti, tu išeini, tam yra varžybos, kad žaist, tu gali stengtis nelaimėti per treniruotę, stengtis atidirbėti ką nors, bet per varžybos tu turi laimėti. Tu išeini, kovoji dėl klubo, dėl žiūrovų. Aišku, mes galėjom pasiekti daugiau, čia nepaslaptis, bet mes turėjom problemų. Mes turėjom ir su žaidėjais, ir su traumom, ir su finansai, ir vis tiek kiekviena problema motyvacijos nedadeda. Ne apie varžybų šneku, bet apie treniruotės, apie nuotaiką. Tai aš manau, kad nebūtų tų problemų, gal kur mes pralošėm po 1 tašką, po porą taškų, tam gal būtų pergalės, mums pritruko porą pergalių, 3 pergalių užtikrinti, o mes pralošėm po 1 tašką 3 varžybas. O tau ir prašau, ir mes galėjom būti papulti 8. Vis laik norisi laimėti ir to labiau reabilituotis. Pralašėm, buvom sutriuškinti Berlyne, tada pralašėm taip netikėtai Klaipėdos Neptūnui ir norėjosi reabilituotis, nors kiek pabaigti tą, sakyčiau, vis tiek gerą Eurolygos sezoną, kuris galėjo būti daug geresnis. Vis tiek turėjom iš tikrųjų labai buvo mums sunkus sezonas, ne vien dėl žaidimo, bet ir dėl kitų situacijų, kurias puikiai žinom. Taip pat vieni žaidėjai išvyksta, kiti ateina ir su tokia, palyginti su kokią mes situaciją turėjom ir kaip mes žaidėm, tai aš manau, kad tikrai sezonas neblogas. Visgi, man reikės per visą sezoną, iškovėm 14 pergalių, patyrėm 10 pralaimėjimų, tai teigiamas balansas ir su tokiu balansu, jeigu būtų skaičiuojama reguliarus sezonas plus atkrintamas, plus top 16, tai mes būtume top 8. Tad sakau, sezoną manau, kad reiktų vis tiek vertinti, kaip būtų teigiamai ir džiugu, kad šiandien laimėjom ir trinktelėjom durim. Pulo bei boulingo rungtimis šiandien startuoja Kauno miesto studentų lyga. Apie tai, kas naujo šiemet laukia KMSO dalyvių, dabar jūsų dėmesiui.
Sniegui pradėjus trauktis iš Kauno gatvių, į miestą tradiciškai sugrįžta studentų lyga. Jau 12 metus organizuojamas turnyras nestovi vietoje ir kasmet atsinaujina. Šiemet Kauno miesto studentų lyga yra ypatinga ne tik tradicija tapusiamis rungtimis, bowlingų, pūlų bei kartingais, bet ir tuo, kad žasvidį keičia įdomus bei neskausmingas lazerinių ginklų žaidimas Laser Tag. Šiais metais KMSL dalyvių laukia 3 tokios tradicinės rungtys, tai yra pūlas, bowlingas bei kartingai. Turime naujovę, kad žasvidį rungtį keičia nauja, daugam dar neišbandyta Laser Tag rungtis, lietuviškai lazerių šaudimas, kuris vyks Lazetrone. Patalpas išbandėme, patalpose laukia daug įvairių staigmenų ir malonumų, tai yra, kad ir tos pačios stroboskopinės lempos, kurios mirks padaro tą daug sudėtingesnį ir įdomesnį dūmo aparatai, kliūtis, šautuvai yra užstatyti snaiperių režimu, kuris reikalauja taktinio žaidimo ir kaip per Rembo filmus, kaip sako, ateina hebra ant mėsos, tai to nebus. Dabar reikia žaisti taktiškai, protingai ir apgalvotai. Kauno miesto studentų lygos atsinaujinimu liks patenkinti ir pūlo mėgėjai. Šiais metais mes glaudžiai bendarbiavome su Lietuvos pūlo federacija, kuri įsteis ne tik originalią taurę pūlo rungties nugalėtojam, bet ir nugalėtojai pūlo rungties turės galimybę sudalyvauti rudenį vykstančiose Lietuvos pūlo federacijos varžybose su dalyvio teise. Atsinaujinusios rungtys nebus vienintelė šiemet KMSL dalyvių laukiantis staigmena. Šiais metais kiekvienas dalyvis turės asmeninę VIP kortelę, KMSL VIP kortelę, su kuria jo laukia daug įvairiausių nuolaidų, akcijų, atrakcijų, kurios bus paviešintos mūsų tinklapyje www.kmsl.lt. Šiais metais Kauno miesto studentų lyga turės savo barą ir savo kavinę. KMSL bare bei kavinėje vyks KMSL vakarai, kurių metu bus peržvelgiamos akimirkos iš vykstančio turnyro bei organizuojami įvairiausi mini turnyrai ir mini žaidimai. Viskas studentiškai, viskas smagiai. Pernai Kauno miesto studentų lygos nugalėtojams įteikę automobilio raktelius, šiemet turnyro organizatoriai dalyvius taip pat džiugins puikiais KMSL rėmėjų įsteigtais prizais. Šiais metais pirmos vietos nugalėtojai laimės 6 planšetinius Acmės kompiuterius, taip pat vieni iš pagrindinių prizų tai profesionalus futbolo stalas, A ir B kategorijos vairavimo kursai, ekstremalūs pasivažinėjimai, fotoaparatas bei daug įvairiausių papildomų prizų. Apdovanoti bus ne tik Kauno miesto studentų lygos nugalėtojai, bet ir geriausiai pasirodžiusios merginų bei moksleivių komandos. Taip pat įdomiausia ir šmaikščiausia apranga turnyro metu pasipuošę dalyviai. Dabar pats metas naujienoms iš Kauno technologijos universiteto sportinio gyvenimo. Jau šį trečiadienį Lietuvos studentų krepšinio lygos antros vaikinų grupės atkrintamųjų varžybų kovas pradės KTU antroji vaikinų komanda. 2 rungtynių serijoje technologai aiškinsis santykius su Lietuvos edukologijos universiteto antrąja ekipa. Pirmoji komando akistata balandžio 10 dieną vyks KTU cheminės technologijos fakulteto sporto salėje. Rungtynių pradžia 18:30 min. Vakar Kauno technologijos universiteto rankininkai namuose po pratęsimo 40-37 įveikė Panevėžio atstovus ir išlygino Lietuvos rankinio federacijos vyrų pirmenybių ketvirtfinalio serijos iki 2 pergalių rezultatą. Pirmąją dvikovą kauniečiai išvykoje buvo pralaimėję 25-33. Lemiamas mačas sekmadienį vyks Panevėžyje. Savaitgalį Kelmėje vyko Lietuvos tinklinio federacijos pirmos lygos finalo ketvirto turnyras, kuriame varžėsi ir Kauno technologijos universiteto tinklininkai. Deja, pasipuošti čempionato apdovanojimais technologams nepavyko ir teko tenkintis 4. vieta. Tačiau KTU Mintonet tinklininkai galės atsigriebti jau šį šeštadienį. Balandžio 13 dieną KTU statybos rūmų sporto salėje jie kovos dėl Kauno tinklinio mėgėjų A lygos čempionų titulo. Rungtynių pradžia 14 val. Šeštadienį Kauno technologijos universitete vyks ir dar vienas sportinis renginys. Cheminės technologijos fakulteto sporto salėje 12 val. Startuos Lietuvos aukštųjų mokyklų graikų romėnų imtynių čempionatas. Kauno technologijos universiteto sportinių renginių skyrius vėl kviečia studentus pasivaržyti tinklinę aikštelėje. Balandžio 18 dieną KTU statybos rūmų sporto salėje vyks pirmo kurso studentų tinklinio turnyras. Suburkite 5 žmonių komandą iš savo fakulteto ir paraišką iki balandžio 16 dienos siųskite elektroniniu paštu audronė.strauskienė@ktu.lt. Komandų pasitarimas ir burtų traukimas vyks balandžio 17 dieną 12 val. KTU sportinių renginių skyriuje.
Tai tiek sporto naujienų šiandienos laidoje, na, aš jūs palieku su neseniai praūžusiu kitų bendrabučių žaidynių gražiausiamis akimirkomis ir atsisveikinu iki kitos savaitės. Dešimtas geriausi. Pasiruošiam traukia.